Jokio džiaugsmo nejaučiu, bet tos rezultatus priimu kaip pareigą tarnauti, nes perėsiu į kitą kategoriją, būsiu valstybės tarnautojas. Pagal visą tą kuriamą ažiotažą apie šitą konkursą, aš kažkaip tai galvojau, kad tikrai nelabai turiu šansų laimėti. Visų pirma, aš galiu pasakyti, kad aš žinau Kūno kultūros ir sporto departamentą iš išorės, bet jame nei karto nebuvau. Aš nenoriu gąsdinti žmonių arba pasakyti, kad tenai viskas bus reformuojama. Pirmoje eilėje reikia susipažinti. Aš nesu šalininkas tokių procesų, kad, kaip sako, ateina naujas žmogus ir nesiskaitydamas tenai su kitais žmonėmis, ten stato savus ir tenai nesiskaito su specialistais. Aš dirbęs mokslinėje sferoje ir aš moku vertinti žmogų pagal jo kompetenciją. Koją pakišti gali visi. Žmogus laimi konkursą į valstybės tarnybą ir galų gale visi tie, kurie dirba toje sferoje, dažniausiai jį ir atleidžia. Taip, kad čia nėra didelės problemos. Nėra žmogaus, kuris sugriauna sistemą. Jeigu sistema griauna, tai jinai yra griaunama visuotinai, reiškia visų žmonių. Man atrodo, iki šios dienos sporto departamentui vadovavo iš tikrųjų sporto profesionalai ir specialistai. Į klausimą, ar tenkina sporto padėtis dabar sporto visuomenė, visi turbūt atsakytų ne. Bet tai į tos procesus nesikišo, pavyzdžiui, tiksliųjų mokslo atstovai. Aš dabar negaliu pasakyti, bet kiek aš žinau, kad jis yra sporto specialistas, aš negaliu pasakyti, kokią poziciją. Ten iki šio konkurso ten yra taupant lėšas, net ir kažkas tai ten pamažinta etatų. Reikia viską pasižiūrėti. Gal šitoje vietoje kokius struktūrinius reikės pakeitimus padaryti, bet man atrodo, jisai turėtų dirbti. Aš domiuosi sportu, bet dabar puikiai žinau, kad yra profesionalus sportininkas, kuris sudarė sutartį ir gauna atlygį. Žinau, kad yra sportininkas, kuris sportuoja ir siekia rezultatų, ir yra sportuotojas, kuris sportuoja kada nekada ir jokio rezultato nesiekia. Tai aš esu kai kuriais atvejais tik sportuotojas. O sporto šaka? Įvairios tokios daugiau laisvalaikio praleidimo formos. Stalo tenisas, badmintonas. Aš nesu sporto šakų specialistas. Šiaip kaip gerbėjas aš esu sirgalius, bet aš nesu ligonis.